Hebra, pasižiūrėkit, ant kokią aš čia lavoną užsiroviau. Įsivaizduokit situaciją. Atvažiuoju į Uteną, kur vieną kelionę į vieną galą 2 valandos, atgal dar 2 valandos. Pardavėjas sako, reikia pasikeisti stabdžių diskus ir kaladės ir mašina daug tvarkinga. Bet aš nieko neišmanau apie automobilį, todėl reikia tikrintis. Tai dabar spręskit jūs patys, ar čia yra pirikupas juodas, kuris belekiek meluoja, ar jis iš tikrųjų nieko nesupranta apie automobilius. Pasižiūrėkit, kas per defektai. Aš neprisimenu, kada tokį lavoną mačiau su tokiais rimtais defektais automobilį. Automobilis yra visai nesenas, nu šiaip senas iš esmės, 2012 metų Audi A5 kabrioletas. Senas, negalima taip traktuoti. Variklio skyrio defektai. Buvo daužtas į priekį, landžeronas buvo nusuktas. Pasižiūrėkit, kaip dabar pūna landžeronas. Ten matosi didelė rūdis ir nelygus landžeronas. Tiesiog buvo stipriai daužta, nusukta ir dabar baisiai pūna. 3 metai Lietuvoje, prieš 3 metus maždaug buvo avarija įvykdyta, tai jūs įsivaizduokit dar po 3 metų kas bus. Čia visiškai išpūs ir variklis iškris per didžiulę duobę. Po to karteris rasoja tepalai, žvakės reikia keisti, diagnostika meta klaidą. Tik atvažiavus ir užsikūrus automobilį, iškart išmetė ant stogo klaidą, rodo, kad stogas neveikia. Visas automobilio kėbulas yra perdažytas, įskyrus ten tas duris ir bagažinės dangtį. Abu sparnai priešpakliuoti. Pažiūrėkit, galinis sparnas jau lupasi lakas. Čia belia kiek priešpakliuota. Va šitoj srity. Čia pritaškuota. Galinis buferis suskilinėja dažai. Čia dar vienas perliukas. Belia koks čia perlas iš tikrųjų. Pasižiūrėkit, kaip išpuvę metalai bagažiniai. Čia bėgo vanduo. Pasižiūrėkit į originalią virinimo siūlę. Pūna. Pilna tą žodžio prasme pūna. Ragas tai mašinai. Ragas. Permirkės kiaurai lipdukas. Lavonas. Lempa, rasoja, tikra rida, 205 tūkstančių, skidelis 106 tūkstančiai, šakės, kosmosas, vairas, lapkės, neveikia, neoriginaliai uždėtas, bėgių svirtės mygtukas pastrigęs, neveikia, šakės, tragedija, ne mašina, lavonus, neprisimenu, kada tokią mačiau. Realiai, tai mašinai tik išrota. Vien dėl to, kad rėmas pūna, nesaugu su tokia važinėti. Kas ten dar iš apačios yra, tai vat būtų įdomu pamatyti, bet nėra galimybės, nes yra naktis pasitikrinti. Atvažiavau iš Kauno į Uteną, kad pasižiūrėčiau tokią stoją mašiną. Nu, šakės, ne faina iš tikrųjų, bet man tokie perliukai patinka. Patinka išsiaiškinti, kas čia per situaciją su tais automobiliais, kas čia per defektai. O va tokie ypač kaip pilna defektų, tai va ir įdomiausia būna. Žodžiu, tokia situacija, būkite atsargus, pirkdami automobilį, nes galite nusipirkti lavoną.